Sveiki, čia Bratukas ir šeštasis YouTube'o epizodas. Aš stoviu sklype, bet dar ne savo. Padarysim apžvalgėlę. Nu tai ką, labas rytas. Sekmadienis, kaip visą laiką, 6:30 ryto. Visi aplinkui miega. Išėjau lauką ir važiuosim apžiūrėti sklypo. Lauke minusiukas, -3, -4. Iškart matau visos mašinos pasipuošę žieminiu šerkšnu. Štai matot, visas gražiai blizgantis biteris, apšerkšnyje mūsų žiemos, balta, kur dairais. Ilgas pasakas mažiemus seka pirkioj vakarais. O dabar reikės daryti ką? Gramdyt langą. Seniai jau tai dariau. Ką, traukiam piniginę, kortelę. O, dabar didysis pasirinkimų metas. Kuogi šiandien bus Bratukas? O šiandien labai tingiu, tai būsiu tankistas. Manau, užteks, ką jūs manot. Viskas, važiuojam. Nu ką, štai vaizdas iš saliono. Nėra tai blogai. Matomumas nemažas. Žinoma, juokauju, nifigate nesimato. Reikia nusivalyti. O eik tu šikt. Sulaužiau kortelę. Eik tu namas. Sulaužiau kortelę. Dabar nuolaidos kūrui nebebus. Štai, sveikinu su pirmuoju sniegu. Jeigu geras kaimynas, galit ir kaimynui langus nuvalyti. Bet aš blogas kaimynas. Nu štai porą minučių, langas nupūstas, galim judėti į kelionę. Bratukas, kalėdinio sklypo paieškos. Važiuojam. Tai žodžiu, susirašiau su vienu iš sekėjų, sako, Bratukas yra sklypas. Jeigu nori, jeigu tinka lokacija, tinka pats sklypas, atvažiuok, pasižiūrėk, įsivertinsi, pirksi arba nepirksi. Nu tai ką, aš turiu, šiaip neturiu to laiko, bet radau laiko, skyriau tam laiko, nes, nu, labai noriu aš tą turėti sklypą, statyti namuką, daryti video, džiuginti žiūrovus. Tai važiuoju pasižiūrėti, įsivertinsim, pafilmuosim, pasitarsim su auditorija, ar geras sklypas, ar negeras, perkam, neperkam. Šiaip vieta ten, kur važiuoju, nėra, kad man labai patiktų, nes, nu, jau tolokai už Vilnių skaityčiau, bet, nu, aš aplink Vilnių neįpirksiu, tai nėra čia ko pūstis, reiks nusileisti ant žemės ir įsivertinsim, pažiūrėsim. Žodžiu, važiuojam, pasipuošę va kalėdiškai, kalėdinę nuotaiką. Gyvenu kalėdom, kaip Natalija Bunkė. Lapkričio pradžiai pasipuošė eglutę, aš nuo pat lapkričio pradžios važinėju su kalėdinė kepuraitė. Oh yeah! Ho, ho, ho! Merry Christmas and Happy New Year! Debilas. Taip, tai daug nešnekėsiu, nes labai daug nusišneku, kiek žiūrėjau paskutinius savo video. Tai susitiksim sklype. Tai matome, kelias jau pasipuošęs leduku, šerkšnuku. Tai būkit atsakingi vairuodami, nes galit nuskristi nuo kelio. O mes įvažiuojam į Žešę. Štai Žešės Riešės bažnyčia. Norėjau sklypo Riešiai, bet susidūriau su realybė, kad neįpirksiu aš sklypo Riešiai. Tai pirksim kažkur už Vilniaus. Va, kokia graži bažnyčia. Sekmadienį aš dirbt važiuoju. Un pietų reiks grįžti ton bažnyčian išpažinties padaryt. O čia va matom lapė. 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 Aš galvojau, čia katė. Čia lapė. Šalta, tai gal ieško pacokų. Išsisuki koją ir vėl atsistoji. Šiaip nemeluosiu, šiandienos video turėjo būti kitoks. Šiandien turėjau pristatyti 2000-ųjų, 90-ųjų statybas, kaip buvo viskas projektuojama, kaip buvo statoma, kaip vykdavo statybos ten, kaip vogdavo medžiagas ir, nu, žodžiu, nepasiruošiau, nes neturėjau laiko. Tai soriukas, bet kadangi jau pasižadėjau padaryti video, tai sakau, padarysiu tokį daily video. Žinau, nebus toks įdomus, gal nelabai užkabins, gal nelabai rinks peržiūrų, bet, nu, yra kaip yra, hebra. Tai būsiu dėkingas, jei palaikinsit ir šitą video. Nu ką, beveik ir atvažiavom, hebryte. Gamtovaizdis labai gražus, va iš karto stirnaitė vaikšto, už pakaliukų juodo pritraukt galim. O, kokia graži. Nu ką, važiuojam. Kažkur čia va būtų Bratukas sklypas. Kaip matom, saulėtekius galėčiau žiūrėti, mėgautis. Prievažiavimas iš karto toks žvirkeliokas.
Keliukas nėra pats geriausias, bet tikrai ir nėra pats blogiausias. Dėl to vaikų bus, kaip sakant. Štai hebrytė, va čia va būtų bratuko sklypas. Kaip matom, sklypas tikrai tvarkingas, gražus, lygus, išlyginta. Čia sakė, privažiavimą dar irgi keliuką visą va šitą va sutvarkis. Čia bus trinkeliam klotas pagrindas, tai irgi didelis pliusas. Aplinkui čia vienas sklypas, čia bus parduodamas sklypas. Čia jau matom namas statomas, iš karto matom yra nuotekų valymas, vanduo atvestas, elektrą sakė reiks pasijungti, ten yra skydinė, tai čia reiktų atsivesti iki sklypo. Aišku, geriausia, kai pats jau skydelis stovi sklype, bet irgi nėra blogai, nes nėra labai tolimas atvedimas, tai baisiai gal ir nekainuotų. Šiaip žinot, koks labai didelis pliusas, kad čia yra atvestas vanduo ir nuotekos. Pakalbėjau su savo kolegė Laura, kuri užsiema visokiom sklypų dokumentacijom, ten paruošė visus popierius, tvarko už jūs viską, tai man papasakojo labai įdomų dalyką apie nuotekų atvedimą ir vandens atvedimą į sklypą. Tai pasiklausykit. Tai jinai man minėjo, kad dabar yra labai sudėtinga, jeigu sklype nėra atvesta vandentiekio ir nuotekų ir jeigu tai yra numatyta rajono detaliajame plane, kad toje gatvėje turės būti vandentiekis ir komunalinės nuotekos. Tai projektuojant namą bus privaloma numatyti, kad namas jungsis į komunalinius ir net negali rinktis, kad gręžinį ir valymo įrenginį statysis patys. O kada būna pati didžiausia problema, tai kai tų tinklų niekas neatveda ir vos neįpareigoja namo statytoją visai gatviai pakloti trasą, už kurią kažkada bus kompensuota, kai pasijungs visi namai. Tai čia gali užtrukti labai daug laiko ir gyvensi nežinomybėje. Taigi čia turim ir nuotekas, ir pajungtą vandenį, elektrą reiktų atsivesti, kas irgi nėra labai toli. Iš pirmo žvilgsnio labai simpatiškas sklypas, vieta irgi labai graži. Šiek tiek tolokai nuo miesto, bet gyvent galima. Kainą reiks paderinti su užsakovu, kai atvažiuos. Eisiu daužyti kiaulę taupyklę ir žiūrėsiu, kiek susitaupęs pinigų. Taipogi matom, ten va kiltų saulė, čia pasidaryčiau langus, galėčiau kiekvieną rytą džiaugtis gerdamas kavą. Nors gal aš pirmą sklypą statysiu pardavimui, tai kažkas kitas džiaugtus gerdamas kavą. Dar kaip minėjau, čia išklos trinkeliam, tai iš vis bus ledo šokoladas. Nežinau, man tai visai gražu. Šiaip komentaruose parašykit, ką jūs galvojate apie tokį sklypą. Perkam ar dar paieškom? Ar perkam? Kaip pasakysit, taip ir padarysiu. Aišku, net ir tokiam sklype, kur viskas gražu atrodo, atvesta, nuotekos, elektra ar panašiai, vis tiek iki pačių statybų grubiai užtrukčiau apie 1 metus, nes sakė metus laukti, kol gausi visus leidimus, kol susirasi architektą, pasidarysi projektą. Tai 1 metai laukimo yra labai normalu, bet iki to gali daryti visokius kitus pasiruošimo darbus, planavimus ir panašiai. Viską aš tai parodyčiau. Dar iš pradžių ieškojau ir buvau radęs net sklypą jau su paruoštų projektų. Nusiperki sklypą su namo projektu ir iškart gali pradėti statybos, net ir tą pačią dieną, kitą dieną. Bet galvoju, gal įdomiau būtų matyti tą visą virtuvę, visas dokumentacijas, gal neduočiau patarimų, gal parekomenduočiau architektus, tą pačią Laurą parekomenduočiau. Tikrai yra savo srities specialistė, gal net padarysim kolabą YouTube video, pasikviesim, jinai viską aiškiai detaliai papasakos, tai bus visiems labai įdomu ir aktualu. Pakalbėjau, sakiau su užsakovu, ne užsakovu, su pardavėju, viską aiškiai papasakojo. Ten 2 sklypai yra pardavimui, tai galima bus rinktis. Dar reikia biškį paieškoti, nes visą laiką reikia lygintis, žiūrėti pliusus, minusus. Dabar dar važiuojam į vieną vietelę. Dar pasidarykit puodelį arbatos ir žiūrim toliau. Kadangi jau esam šioje lokacijoje, tai sakau, nuvažiuosiu pažiūrėti dar vieno sklypo, kurį buvau nusižiūrėjęs. 500 metrų iki sklypo liko. Kelias pizė, patys matot. Ir dabar yra pašalė, tai dar va galima pravažiuotis. Įsivaizduoju, kas čia būna, kai pavasarį kokį dirba. Uik tu peklon, kur aš čia papuoliau. Tai va kelias man, kaip ir minėjau, daug kartų yra labai svarbus aspektas, į kurį reikia labai atsižvelgti. Logistika statant namą yra vienas pagrindinių dalykų. Pirdolė, tai aš čia net nedavažiuosiu. Matau, hebra su arkliu joja. Su arkliu tai pravažiuočiau, su mašina tai sunkiai blemba. Reikia toli nenujotų, gal padės ištraukti. Oh my god. Kaip matau, ištrūk iš miesto kažkoks projektas, kažkoks kvartalas, tai kažkas nusipirko,
pardavinėja su projektu, greičiausiai ir parduoda dėl kelio, nes kelias tai man nepatiko visiškai, kažkokia tragedija. Nu tai važiuojam paieškoti to sklypelio. Nu pažiūrėsim, pasivažinėjam. Čia jau kai kurie namukai pasistatė, sklypų tai čia apie 100 mačiau. Tai visas šitas kvartaliukas bus pilnai užstatytas. Tai čia nežinau, kai vyks statybos, tai čia bus visiškas kolūkis. Tai va, žodžiu, atvažiavom, čia va, kaip matot, visur numeriukai, va. Vienas sklypas, kitas sklypas, vienoj pusėje kelio, lygiai analogiškai kitoj pusėje kelio ir čia va visas kvartalas bus vien va tokie va namukai. Ištrūk iš miesto vadinas, gal ir ištrūks iš miesto. Nu, manęs asmeniškai nesužavėjo, kam patinka, tam patinka, tas nusipirks ir gyvens. Čia ir elektrą reiktų jungtis, ir nuotekas, ir vandentekį, viskas kainuoja pinigų, akmenokų papilta, bet čia reikalų daug, vieta man nepatinka, privažiavimas baisulinis, tai labai aš čia net neužtruksiu, važiuojam dabar, šalta blemba. Kadangi laukia baisiai šalta, tai sustoju parduotuvę, sakau, nusipirksiu ką nors užkas, nes biški alkanas. Ledų legendinių Pols dar nusipirkau. Nutrinamą bilietėlį, sakau, gal nutrinsiu, laimėsiu pinigų, kiek čia galima, 5 štukų, tai sklypą jau ir riešiai nusipirkčiau. Smegenys. Okay, laimingi simboliai. Megztinis, kojinės, žvakė, termometras. Kojinę turiu. Štai hibrytė, matot, kojinę. Dabar klausimas, kiek laimėjom. Gal čia bus 50 000. 5 eurų. Tai ir bilietas kainavo 5 eurus. Tai čia dar pro šalį važiavau, su ko parodysiu jums namuką, kurį pastatė bratukas praeitą savaitę. Galit pasigrožėti, kaip dirba bratukas. Greit galim pereiti, ką čia padarėm. Koridorius, kambariukai. Čia dar va garažas yra. Šiaip dabar net garažas jau po biškį išeina iš mados, nes labai daug kainuoja pats garažo įrengimas, nes yra didelė kvadratūra ir tą visą kvadratūrą turi paruošti taip pat kaip namą, kad gautum A++. Tai dažniausiai dabar statosi nebe garažus, o tiesiog padaro stoginį automobiliui. Yra žmonių, kurie mėgsta krapštytis garažuose, tai statosi su garažais, o yra, kurie tiesiog ten pasidaro garažą ir ten sukiša visą chlamą. Tai reikia labai apmastyti prieš statant namą, ar jums reikalingas tas garažas. Tai va, čia turim vieno aukšto namuką, mūras tvarkingas, gražus, bratukas statė. Pertvaros irgi buvo pasirinkta daryti iš mūro, bet aišku, gali rinktis arba iš gipso, arba iš mūro, kiekvienas pagal savo norus, pagal piniginę ir kišenę. Tai čia atskirai reikėjo įrengti pamatėlius pertvaroms, padarėm iš house blokelių, poliniai pamatėliai, gręžėm poliukus, paklojom house blokelius, užliejom betonų ir 100 metų tikrai stovės, nes tokius namukus jau statom ne pirmus metus. Štai viskas gražiai susijungia, sąramos su žiedu. Žiedas tvarkingas, gražus. Kas statot namus savo ar pardavimų, nesvarbu, irgi rekomenduojam daryti visur monolitinės sąramas, nes taip išvengsi trūkimų virš langų. Dauguma galvoja, kad monolitas yra daug brangiau, bet viskas susiskaičiavus su atvežimu, montavimu, mūrininkų montavimas, tai finale nelabai gaunasi ir brangiau va tokios monolitinės sąramos, nes vis tiek betonuoji viską kartu, pasiskaičiuoji, kad būtų vienas pilimas, tai mes darėm betonavimą pamatėlių, kartu su žiedu ir kartu užpylėm sąramas. Tai realiai vienas vežimas ir susitaupo daug pinigų. 200 eurų plus PVM siurblys ir kubo kaina apie 110 eurų už kubą. Galit pasiskaičiuoti. Nu ir armatūra dar. Jeigu reikia kontaktų dėl karkasų, tai rašykit bratukui, mes turim geriausią kainą Vilniui. Nežinau, jeigu įdomu, galit parašyti komentaruose, kurią nors dieną padarysim tiesiog YouTube epizodą iš objekto. Parodysim, kaip dirbam, ką darom. Kitą savaitę turim tokį įdomų darbelį, halturkę, tai galvoju, gal pafilmuosim. Užmūryti seną durų langą ir išpjauti naują. Tai galim parodyti, kaip yra atliekami tokie darbai. Aš kaip ir sakiau, bratuko kontentas neatsiejamas be maisto. Taigi šį kartą važiuojam kai ką pasigaminsim. Kai ką skanaus ir skysto. Taip, kur dar atvažiavau? Tai atvažiavau aliuką. Esu užsiraugęs aliuką. Dabar supilstysiu į butelius. Ir galėsim po 3 savaičių ragauti. Rūksta bratuko gėralas. Dabar trauksiu lauk ir eisim pilstyti butelius. Čia yra bratuko virtas aliukas, kurį aš viriau prieš
savaitę, dabar jis jau parūgo, pastovėjo šitoj stikliniai talpoj ir atėjo laikas išpėstyti į butelius. Aliuko bus nemažai, tai jeigu norės subscriberiai, parašykit, susitiksim, duosiu paragauti. O šiaip, jeigu įdomu visas virimo procesas, tai irgi, jeigu bus norinčių, galiu padaryti pilną video YouTube'ės, kaip išsivirti naminio aliuko. Atkimšim šitą ir su šita pompele pripompuosim visus buteliukus. O, kaip pasakytų Tadas Blinda, geras alus, špyga taukuota. Kišam pompelai, tik nereikia kišti per giliai, kad nepripumpuot šmielių. Pripildyti reikia apie 90% buteliuko, nes kai pripilsi pilną, gali išpakšėti. Visą pirkę brogas smirda, kas atvažiuos galvos, kad pijokai. Man rodas, pramokau. Iš tikrųjų, pilstymo darbams reikėjo 2 žmonių, bet man teko suktis iš padėties ir atlikau darbus vienas. Kaip matot, įmanoma ir vienam. Labai knietis šitos brogos paragaut. Nieko visai. Jei būčiau studenčiokas, tai jau tokį gerčiau. Taip, man atrodo, jeigu šitą pakelčiau dar aukščiau, būtų geresnis padavimas ir dar geriau bėgtų. Nu ką, aliuką supilstėm į butelius, buvo tikrai gana sudėtinga vienam. Dabar ką reikia padaryti, tai sudėti po vieną cukraus gabaliuką į kiekvieną iš butelaičių. Štai turim tokių čiulpinukų. Korkelės ir užspaudimo aparatas. Dedam korkelį, statam, o čia su magnetu ir pirmas buteliukas. Toks magnetinis. Pagauna korkelę. Opa. Ką, dabar po 3 savaičių, kai išeis epizodas, jau paragausim bratuko virto naminio aliuko. Bus įdomu, koks gavo skonis. O kaip ir sakiau, bratuko turinys neapseina be gaminimo. Tai šį kartą šiek tiek kitoks maistas buvo. Skista duona. Tai va toks šiandienos epizodas, žinau, nebuvo pats įdomiausias, nes, kaip ir sakiau, nepasiruošiau tą, ką norėjau parodyti, o kitam epizode apžvelgsime ką? 90-ųjų, 2000-ųjų statybas. Kaip viskas vyko, kaip viskas atrodė, palaikykit šitą video, pasubscribinkit bratuko kanalą ir laukiam kitų epizodų.